Labdien! Labą dieną, Labas dienas! Hello! sveiki I'm visi. really honored to be Tikrai jaučiuosi today in pagerbta Gargždai and būti šiandien participate Gargžduose ir in the dalyvauti conference, šioje because konferencijoje, on the 20th anniversary nes of the Gargždai Gargždai Museum, krašto it's muziejus, really Gargždų krašto big muziejus event. švenčia It's really 20-metį important event. ir tai labai And I svarbi congratulate šventė, todėl labai everybody jūs visus working in sveikinu, the museum, kurie at the dirbate museum, šiame muziejuje, visiting the museum, kurie lankotės financing the muziejuje, museum, loving museum, supporting museum. mėgaujatės ir remiate And I muziejų was ir jo invited veiklą. to speak about Ir mane international pakvietė networking, pakalbėti apie tarptautinę because we tinklaveiką, know tinklų each other, kūrimą, Tukums nes Museum mes and pažįstame vienas Gargždai kitą, Museum, pavyzdžiui, Gargždai ir Tukumo already more muziejus, than 10 mes years, daugiau negu and we 10 had metų jau fantastic bendradarbiaujame exchanges ir tikrai in vyko form puikių of pasikeitimų exhibitions, in programų, form of kalbant ir workshops, ekspozicijas, in form įvairios of projects, dirbtuvėlės, etc. įvairūs projektai ir So taip at toliau first I would mūsų like bendroje to veikloje pay your buvo attention to suformuoti. the Ir noriu picture. atkreipti jūsų Maybe dėmesį į you šitą recognize nuotrauką. somebody Galbūt from atpažįstate kai Gargždai. kuriuos veidus iš Yes, Gargždų. somebody on Taip, top. ar kas nors ką nors pažįstamo And matote? so it was our Taigi tai buvo practical mūsų tokios day in praktinės Latvia, in one dienos of Tukums Latvijoje, museums called viename iš Pastorinš Tukumo Museum, which is muziejų, devoted to vadinasi Pastorinš the writer Museum, and the kuris yra personage skirtas from the rašytojui ir literatūros personažui Pastorinš. iš So knygos we met on Pastorinš. Mes the susitikome process when we all three Baltic countries and ir Finland, visos trys we were looking Baltijos or šalys kartu waiting ir or Suomija, preparing for mes the centenary of our states. ruošėmės And everybody of us šimtmečiui was mūsų looking what are valstybių ir visi important events in ieškojome, our history kokie and how svarbus we can įvykiai buvo share mūsų our istorijoje, knowledge, kaip mes galime our savo žiniomis practices, pasidalinti, our savo skills, and praktikomis ir how we įgūdžiais can help pasidalinti each other tarpusavėje, to kaip galime develop vienas kitam padėti, toliau educational tobulėti, activities and plėtoti also edukacinės our veiklas, knowledge in that taip field. pat And šitoje that srityje is the way dalinti savo how sukauptomis žiniomis. Gargždai Tokiu and būdu Tukums Gargždai museum ir Tukums educators abi are muziejai doing some ir muziejininkai, lunch, edukatoriai preparing some lunch, ruošė šiuo but it is atveju time travel back to maistą, the pietus 1918. So the ir period grįžome when į Lithuania was 1918 proclaimed metus, and Estonia tą also laikotarpį, was kai Lietuva ir proclaimed, but Estija Latvia still not. paskelbė So, savo and it was very valstybingumą, o interesting Latvija for tuo metu us, dar nebuvo not only paskelbta to valstybė. learn Ir mums tai buvo labai įdomus ourselves, etapas but also to sužinoti, learn history pažinti of our ir countries and giliau pažinti savo discover šalių commonalities istorijas and ir many atrasti tam tikrus differences. bendrus bruožus ir skirtumus. So, a little bit about my museum. Taigi I'm truputėlį apie savo representing muziejų Tukums noriu Museum, papasakoti. Aš which is atstovauju regional Tukums museum. muziejų, tai yra But in krašto Latvia, muziejus, there are only bet 3 Latvijoje regional mes turime tik tai museums. 3 So, krašto in muziejus. Lithuania, you have Lietuvoje different jūs number turite of museums. And I'm daug really muziejų, thankful skaičiai for buvo iš today's tikrųjų įspūdingi, todėl introduction, labai because dėkoju už tą at the įvadinę beginning we looked on paskaitą. Mes landscape of pačioje museums in pradžioje Lithuania. Lietuvoje And then we apžiūrėjome could būtent, enter in one example, kur yra tie Gargždai museum muziejai, po to example, galėjome and praktiškai afterwards pasižiūrėti we į Gargždų traveled krašto to muziejaus Sweden and worked on pavyzdį, 3 different po to projects, Švedijoje 3 3 different skirtingus projektus audiences. pamatėme nuo And scenos, ar ne, like some kaip minutes yra before, viskas we were vystoma. Ir prieš keletą thinking about minučių our mes audiences, galvojome apie that savo is students, auditorijas. Taigi and pranešimai how the mus vedė iš school tikrųjų life is puikiu keliu organized, ir privedė prie that is very mokyklos important for us to gyvenimo, know. įvairių So skausmingų now I will dalykų, talk kuriuos a little bit mokytojai about, turi išgyventi. international O dabar cooperation. truputėlį pakalbėsiu apie tarptautinį On the top, bendradarbiavimą. you can see, the first Viršuje jūs museum, galite matyti pirmąjį muziejų, created in kuris buvo Tukums įkurtas region. Tukums It's art museum. regione, tai yra And, meno that year, on muziejus. 30th of December, we will Ir have our gruodžio 30 dieną mes 90th, švęsime birthday. 90 So metų it's 7 jubiliejų years more šitame than, muziejuje. Gargždai Museum. And our founder Taip, was, esame 70 metų in some vyresni way negu artist, Gargždų krašto and, muziejus. still we have our Ir mes iš tikrųjų tame collection and muziejuje turime artistic, puikių rinkinių education and, ir vykdome exhibition exchange
Vykdome įvairiausius projektus, dalinamės ekspozicijomis, vykdome edukacinės veiklas. Taip pat turime ir šiuolaikinio meno ekspoziciją. Kolegos iš Plungės puikiai tą erdvę pažįsta, nes mes turėjome būtent su Plungės muziejumi keletą projektų, kai keitėmės ekspozicijomis, būtent apie Oginskių, su Oginskių muziejumi. Kai kurie kolegos vakar dėvėjo Tukumso etnografinius kostiumus mokyklose per edukacinę veiklą. Ir tai irgi yra susiję su įvairiausio meno formom. Taip pat turime dar 4 kitus muziejus. Kai pelėje matote Durbės pilį arba Schloss Durben. Ten viduryje matote Kumskastle bokštą, susijęs su miesto istorija. Būtent Durbės pilis yra susijusi su didikų namų, būtent interjeru, o dar kampelyje kairėje matote Pastorinč muziejų. Muziejus susijęs su garsių rašytojų Zuperinč Latvijoje, o viduryje matote tam tikras ekspozicijas muziejuose. Ir būtent čia yra iš pasakų muziejaus tos ekspozicijos, tai yra jauniausias muziejus mūsų 7 skirtingų muziejų šeimoje. Iš tikrųjų, mes turime labai daug įvairovės savo veikloje ir dirbame skirtingomis kryptimis. Jeigu pažiūrėsime į tam tikrus teorinius aspektus, teorinės įžvalgas, galėčiau pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas su Kalmer apskrities muziejumi ir su Vanelos universiteto mokslininkais iš Ebbe Westergren, jie mums davė tam tikrų įžvalgų apie edukacinės veiklas, apie švietimą ir kokios veiklos įvairios gali būti taikomos. Tuo pat metu leido mums kitaip pažiūrėti tam tikrus dalykus, pakeisti mąstyseną. Yra įvairiausių citatų, kurias galime pasinaudoti, ir čia aš turiu iš Horforto straipsnio, kaip mes žiūrime į ateitį, jo citatą, ką mums reiškia praeitis. Ir Kalmero muziejuje kelionės laiku veikla, apie kurią kalbėjo mūsų kolegos anksčiau nuo scenos, Adam ir Johan, kuriuos mes girdėjome. Tai ne tik puikus žaidybinis, edukacinis užsiėmimas, tai iš tikrųjų yra kitoks netgi mąstymo būdas, ir tai yra labai svarbu, nes kai mes dalyvaujame tame istorinio įvykio vyksime, kuris įvyko prieš keletą metų, arba apie ateities įvykius, kai kalbame, tai mes apsirengiame būtent to laikotarpio kostiumais, turime įvairių temų, įdomių temų, kuriomis kalbamės. Mes tuo metu esame lyg ne mes patys, mes įsijaučiame į kito asmens vaidmenį, stengiamės pagalvoti, kaip tas kitas žmogus elgtųsi, kaip jisai mąstytų, ir tai yra labai įdomu, jeigu giliau į tai pažvelgsime. Ir Tukums muziejaus, tai tą veiklą gavo iš Kalmaro muziejaus, ir matote vieną iš pirmųjų kelionių laikų veiklų, tai buvo Tukumso parke vykdyta veikla. Tai yra apie Durbės pilį išlikęs suformuotas parkas, ir Baltijos šalys irgi visos turi bendrą patirtį būtent carinės Rusijos valdymo laikotarpiu 1905 metais, o moksleiviams tai buvo gana sudėtinga suprasti, kas buvo tas laikotarpis, kas tada vyko, kodėl žmonės kilo į kovą, ir Tukumso miestas buvo labai garsus, tuo laikotarpiu buvo pakankamai daug protestų ir maištų.
Ir buvo vykdoma įvairiausių revoliucionierių susitikimų, kalbančių apie įvairiausias idėjas, buvo slapti susitikimai, slėpėsi nuo policijos. Ir ta edukacinė veikla apie tą laikotarpį yra dar aktyvi ir jinai veikia. Nėra labai lengva tema, bet veikia. Kokios būtų svarbiausios išvados padarytos bendradarbiaujant ir taikant kelionės laiku metodą, kai galime dalyvauti būtent įvairiuose projektuose tiek tarptautiniu mastu, tiek vietiniu mastu. Pirmiausia, mes tose projektuose pagal tą metodiką dalyvaujame gerai žinomoje vietoje, galbūt šalia mokyklos, galbūt muziejaus teritorijoje ta vieta. Ir ta vieta pasikeičia, nes mes giliau pažvelgiame į tą laikotarpį, kaip žmonės gyvenę iki mūsų gyveno, veikė, kaip apie ką jie kalbėjo. Ir kartais mes pamatome ir suprantame, kad žmonės tuo metu turėjo tokius klausimus, kurie ir mums šiomis dienomis yra svarbus, tik tai pasikeitė mūsų supanti aplinka, galbūt mes gyvename kitomis sąlygomis, bet kaip žmonės mums kyla būtent tie patys klausimai. Ir iš tikrųjų galime pasakyti, kad ne visada lengva buvo Tukumso muziejaus darbuotojams sukurti tą tinkamą scenarijų, tą istoriją, kurioje mes galėtume dalyvauti tos kelionės laikų edukacijos metu ir kad moksleiviai galėtų puikiai dalyvauti, ne tik tai turėti būtent tam tikrą pasirinkus vaidmenį ir sėdėti, bet kad dalyvautų aktyviai tame vaidmenyje. Ir kai mes apsivelkame kitą kostiumą, mes įsijaučiame į tą vaidmenį. Tai pavyzdys, jeigu tu esi prastas kasdienis žmogus ir gyveni, pavyzdžiui, Lietuvoje ir dalyvauji kelionės laiku veikloje ir, pavyzdžiui, tampi slaptosios policijos agentu, kaip elgtumeisi būdamas tame vaidmenyje? Kokios būtų tavo pareigos, atsakomybės? Nelengva įsijausti yra tokį vaidmenį. Ir vienas iš mano darbuotojų tokios veiklos metu turėjom projektą, kuris vyko Italijoje ir aš gavau tokį vaidmenį. Buvau asmuo, kuris vyko į Romą. Dabar bandau surasti žodį, padėkit man. Žodį bandau prisiminti. Idėja buvo, kad aš kažką tai negero padariau, gyvendama kitoje netoli Romos vietoje ir dabar eisiu 1000 kilometrų iki Romos. Kadangi aš kažką tai negero padariau, aš turėjau visą kelią nukeliauti iki Romos ir pradėjau galvoti, koks galėjo būti tas mano negeras elgesys arba nusikaltimas, nes aš esu geras žmogus, aš nesielgiu negerai, bet gauni tokį vaidmenį ir pradedi galvoti, o gal iš tikrųjų aš nesu tokia ir nesu tokia jau gera, galbūt kartais visgi kažką tai negero padarau ir tai tokia turi poveikį tavo asmeniniams dalykams. Kai pasižiūri iš kitos perspektyvos, iš kito taško, į tam tikrą galbūt labai rimtą situaciją. Mano kolegos Gargžduose, Gargždų muziejuje ir Kalmer muziejuje ir muziejuose Estijoje bei Suomijoje ir Pietų Afrikoje ir Amerikoje, visur turiu kolegų. Tai yra tose šalyse aktyviai naudojamas ir kelionės laikų metodas. Ir nėra paslapčių, kaip tai organizuoti, bet Tukumso muziejus turi vieną aspektą, kuriuo labai didžiuojasi, nes 2007 metais buvo toks projektas ir konferencija Bridging Ages ir šita Bridging Ages organizacija buvo sukurta būtent Tukumse ir mes atkartojame Tukums regione vykusią dainų ir šokių šventę, pačią pirmąją. Tai buvo labai rimta užduotis ir pakankamai daug iššūkių atkurti šitą renginį, reikėjo patyrinėti ir suprasti, kaip galėtume atkurti šitą dainų šventę, kaip pasiruošti
ir dalyvavo daug žmonių ir kaip būtent 28 pereito amžiaus metais, kaip jie dalyvavo, ką jie veikė, kaip jie įsitraukė šitą veiklą. Ir noriu priminti pagrindinius tuos principus susijusius su paveldo ugdymo tema. Manau, kad mums visiems yra labai svarbu ir nesvarbu, ar naudositės kelionės laiku metodiką, ar naudositės kokias kitą metodiką edukaciniai veiklai, bet kai mes vykdome edukacinės veiklas ir kalbame apie istoriją, priklausomai kokios tos mūsų užduotys ir tikslai yra, bet kokiu atveju labai svarbu yra, kad mes dirbtume su moksleiviais pažįstamoje istorinėje vietoje, toje vietoje, kurią jie žino ir pažįsta, ir staiga jie atranda, kad čia mes dar turime kitą istorijos sluoksnį. Buvo kiti laikai, buvo kitas istorijos laikmetis, kiti likimai, toj pačioj vienoj vietoj. Ir kartais galbūt per tą vietą mes keletą kartų per dieną praeiname, bet tų sluoksnių ne visada žinome. Tada būna lengviau kalbėtis, diskutuoti. Galbūt ne visada būna patogus tie klausimai ir tos diskusijos. Galbūt jos yra būtent labai jautrios temos šios dienos visuomenėje, bet mes galime įsijausti į kito žmogaus vaidmenį ir kalbu, kaip manau, kad tas žmogus tuo metu galėjo kalbėti. Nekalbu iš savo požiūrio taško, stengiuosi suprasti ir įsijausti būtent į to žmogaus vaidmenį tame laikmetyje, kaip jie mąstė apie tą temą. Ir tai padeda plėtoti savo asmeninę empatiją ir požiūrį į kitokius klausimus. Ir žinoma, edukacinė veikla muziejuose yra komandinis darbas ir komandinėme darbe pagrindiniu aspektu aš laikau bendradarbiavimą su mokyklomis. Jeigu turite gerą partnerį mokytoją, labai tada lengva yra paruošti programą ir sukurti tą bendradarbiavimą. Ir žinoma, pačioje pradžioje, kai dirbi su mokytojais ir kai Milda minėjo, jeigu mokytojas atveš vaikai, atvažiuos ar ne, ir yra tų įvairiausių iššūkių, apie kuriuos Milda kalbėjo. Kai mes pradedame kelionės laiku programas, ypač mūsų atveju, kai mes juos kvietėme prisijungti ir kokį tai vaidmenį atlikti tame istorinėme, edukacinėme, to edukaciniai veikloj. Daugumą atvejų žmonės norėtų būti princesėmis, kokiu tai princu, kokia karalienė norėtų būti, kokiu tai kiliniu, turtingu, gražiai apsirengusiu žmogumi iš praeities, bet įdomiau galbūt būti kokiu įprastiniu žmogumi, paprastu, galbūt valstiečiu. Ir pažiūrėti į tą situaciją iš tokio lygmens, galbūt tokiame sluoksnėje visuomenės niekada gyvenime nesi buvęs. Ir labai įdomu pajusti, kaip jaustumeisi tokiame vaidmenyje. Man labai patinka kelionių laikų metodika. Tokiu būdu mes pasiekėme skirtingas tikslinės auditorijas ir čia matote Latvijos menų akademijos studentus, nes mes programas turime ne tik tai moksleiviams, bet turime iš tikrųjų ir suaugusiems žmonėms, kurie dalyvauja viešose kelionės laikų edukacinėse veiklose. Taip pat apjungiame edukatorius kaip grupė. Latvijoje turime apie 200 edukatorių muziejuose, kurie dirba su visuomenė, vykdo atvirus visuomeninius projektus ir labai įdomu yra, pavyzdžiui, dirbti su studentais ir muziejaus edukatoriais. Pas mus apsilanko įvairiausių ekspertų, kaip lektoriai, jie mums padeda. Ir vyko keletą seminarų, mokymo kursų, pavyzdžiui, kaip minėjau, Kalmer muziejuje. Ir jie dalyvavo ir sužinojo daugiau apie edukacinės veiklas, apie švietimą, apie istoriją, apie naratyvus istorinius ir kitus aspektus. Ir aš manau, kad iš tikrųjų yra labai įdomu
giliau pažvelgti ir suprasti, kokiegi mes visgi esame skirtingi ir įvairūs. Ir kiekvienas turime savo istoriją, galbūt daug tos istorijos sluoksnių. Ir kaip tas istorijas galime panaudoti, kaip kuriame įvairius naratyvus, kurie yra reikalingi arba netgi naudingi mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitoms tikslinėms auditorijoms, kurios yra aplink mus. Taip pat puikų mes turėjome bendradarbiavimo šansą su Norvegijos muziejaus kolegomis ir mes sužinojome, kad jie turi tokią programą muziejaus kuprinė ir mes tikėjome, kad vieną dieną mes ir Latvijoje tokią programą turėsime ir dabar jau 7 metus Latvijoje yra Latvijos mokyklinių kuprinių programa ir už tai moka Latvijos valstybė, kiekvienam moksleiviui tam tikras, galbūt čia kaip mokinio krepšelis iš tikrųjų galima versti ir būtent su ta pagalba iš valstybės mokiniai ir moksleiviai gali apsilankyti įvairiose muziejuose, įvairiose veiklose ir yra labai daug moksleivių grupių, kurios apsilanko. Jie sutelkia dėmesį daugiau į apsilankymus gegužės ir rugsėjo mėnesiais, turbūt ir kitose šalyse tie mėnesiai yra aktyvūs ir tose programose dalyvauja visi muziejininkai. Kartais tai būna labai paprastos veiklos ir ta grupė, kurią matote nuotraukoje, tai yra 5 klasės mokiniai ir ta grupė kartu dalyvavo su 10 klasės mokiniais. Pakankamai sudėtinga buvo toms 2 amžiaus grupėms dirbti vienu metu, todėl jie nusprendė, kad mažieji ruoš didiesiems vyresniokams užkandį ir jie iškepė obuolių. Ir mes supratome, kad iš tikrųjų daug moksleivių nežinojo, kad galima iškepti obuolį ir kad tai bus labai skanu. Ir jie nežinojo, kaip išplauti lėkštes, kaip padaryti daug paprastų buities užduočių. Jiems tai buvo naujiena. Ir tėvai visgi po to pasakė, kad tai buvo nuostabi edukacinė veikla, kad į namus vakare su jiems sugrįžo visai kitas vaikas. Žinoma, Baltijos šalims, galbūt ne tik tai vien tik Baltijos šalims, bet ir Ukrainos kolegoms ir kitoms rytų Europos šalims, tai yra praktikuoti diskusijų metodą. Mano karta ir karta prieš mane mes bijojome diskusijų metodo, bijojome kalbėti, pasakyti savo tikrąjį požiūrį. Ir kartais nelengva būtent diskutuoti, išgirsti tos klausimus ir čia reikalinga mums didžiulė pagalba. Ir dabar jaunoji karta, jie yra aktyvesni, atviresni, bet tuo pat metu mums išlieka tas sunkumas, būtent muziejininkams, kaip paremti diskusiją, kaip vesti diskusiją, kaip ją plėtoti, kaip pastumėti moksleivius ir studentus aptarti tokius klausimus, kurie yra būtent aktualūs ir svarbus tai vykdomai veiklai. Ir mes mokomės to įgūdžio. Ir čia matote dar vieną projektą, kuris buvo susijęs su kelionėmis laiku mūsų bendruomenės namuose. Visai neseniai tas projektas vyko. Mes atkreipėme dėmesį į tai, ką mes žinome iš to laikotarpio, kas mums yra paprasta, kas yra sudėtinga.
Ir iš tikrųjų pažvelgėme į tas silpnybės, kurias mes išskyrėme. Ir keičiantis patirtimi, kelionės į seminarus, į konferencijas ir bendri kelionės laikų projektai skirtingomis komandomis iš tikrųjų yra labai puikia pagalba. Bet iš kitos pusės žiūrint, tai padeda mums ir patiems suprasti, kaip panaudoti šitą metodą dar efektyviau, kaip pasiekti įvairias auditorijas ir kaip galime turtinti savo metodologiją, galbūt kartu galime panaudoti keletą metodų vienoje edukacinėje veikloje, padeda mums suprasti geriau tai, ką mes turime ir ką galime ateityje kurti, ką plėtoti. Kaip šiuo atveju žinome kelionės laikų į ateitį. Ir čia yra nuostabi nuotrauka, kurią matote skaidrėje, buvo puikus renginys, draugystės renginys tarp Gargždų krašto muziejaus. Matote ir Tukums menininkus, folkloristus. Renginys vyko Tukumse, vyko Gargžduose, žmonės šypsojosi, bendravo, mokėsi vienas iš kito. Ir visi tie smagūs bendradarbiavimo momentai, draugystės veda mus prie tokių didelių klausimų, diskutuotinų klausimų, į ką kreipti dėmesį. Mes iš tikrųjų galime pažvelgti į tai, kas jau buvo padaryta, kas įvyko iki mūsų, arba kas vyksta dabar ir kas vyksta ateityje. Ir mes į tai galime pažiūrėti būtent evoliuciniu požiūriu. Prieš 1000 metų buvo įvairūs dalykai, prieš 10 metų vyko įvairūs dalykai, šiais metais irgi vyko įvairūs dalykai. Žinoma, mes galime pažiūrėti, kaip gyveno aristokratai, kaip gyveno karaliai ir karalienės, kokie buvo įvairūs politiniai etapai istorijoje. Tačiau galime turėti ir tokį asmeninį požiūrį, tokį supaprastintą požiūrį į tai, kas vyko, ir suprasti, kaip žmonės mąstė, kaip mūsų mamos ir tėčiai išgyveno tą laikotarpį, ką jie mąstė, ką padarė, kaip elgėsi, ką mūsų seneliai turėjo išgyventi, kokiose veiklose istorinėse įvykiuose dalyvavo. Todėl tas kelionės laikų metodas yra ne tik tai edukacinė veikla, bet tai yra ir tyriamoji veikla, pažvelgimas į istoriją. Ir pamąstymas iš asmeninės perspektyvos. Kalbant apie istoriją, žmonės Tukumse puikiai žino tą puikų muziejų, tą puikią vietą. Ir ten mes keliaujame į 1931 metus, nes mes nežinojome tos ypatingos istorijos susijusios su Klaipėdos regionu per Antrąjį pasaulinį karą. Ir tai mums buvo didžiulė staigmena ir mes daug ką sužinojome apie tą laikotarpį. Kokie yra rezultatai tarptautinių tinklų kūrimo? Pirmiausia, kad mes save suprantame geriau, mes suprantame, kad galime dirbti pagal tradicijas, o muziejaus veikloje tradicijos yra labai svarbus dalykas. Tuo pat metu mes galime labai atidžiai nagrinėti, pažiūrėti į save, į savo draugus, į prieš tai gyvenusią kartą ir ne tik tai išmokti istorijos, bet išmokti, kokia buvo istorija, bet iš tos istorijos ir pasimokyti, kad šiandiena ir ateitis būtų geresnė. Ir kartais mes tai darome labai tradiciniu būdu, kartais pasirenkame įvairiausių būtent mokymosi požiūrius ir konceptus, skaitome, mokomės, susipažįstame giliai ir daug. Ir aš manau, kad šiandieninėje visuomenėje labai svarbu turėti gerų draugų, daryti bendrus projektus, bendradarbiauti ir padėti vienas kitam, susitikti, šypsotis, žiūrėti į akis ir dėkoti ir pasveikinti, kad ir su gimtadieniu, pavyzdžiui.